Šiame masyve gali būti ir daugiau elementų, pirmų lygių elementų, kurių reikšmės gali būti arba masyvai, arba string tipo. Mes negalime numatyti, kurio elemento reikšmė bus masyvas, o kurio elemento reikšmė bus paprasčiausiai eilutė. Kad apsidrausti nuo tokių nemalonumų ir išvengti ateityje tokių klaidų, galime padaryti taip. Kai šis ciklas nuskaitys pirmų lygių elemento reikšmę, mes patikrinsime, ar ta reikšmė nėra masyvas. If is array ar vaisiaus reikšmė nėra masyvo tipo reikšmė. Is array tikrina, ar kintamojo tipas nėra masyvas. Jei kintamojo tipas yra masyvas, tada reiškia, kad kintamasis yra masyvas. Dabar mums reikia susirasti citriną, nes jos nėra mūsų sąraše. Darom taip. Else. Priešingu atveju. Jei masyvo kintamojo vaisius reikšmė nėra masyvas, tada echo vaisius dabar padarysime taip. Šitą li į čia nors gali jis būti ir ten. Paliekame į čia. Tada čia padarom taip. Suprantate? Kai skaitėme iš pirmo lygio masyvo, pirmo elemento reikšmė buvo citrina. Ifas patikrino, ar reikšmė masyvas, bet reikšmė buvo ne masyvas, reikšmė buvo citrina. Kadangi reikšmė buvo citrina, tai vat šį sakinį praleido, kurio pradžia yra čia, o pabaiga yra čia, ir perėjo prie šio sakinio, else. O šis sakinys išspausdino citrina su li, tai ir numerį uždėjo sąrašo. Kai priejo ciklas pirmų lygio antrą elementą. Ten rado masyvą. Vėl patikrino is array, ar masyvo elemento reikšmė yra masyvas. Atsakymas buvo teigiamas. Tada jis vykdė šį sakinį. O šiame sakinyje yra kitas for each ciklas. Jis iš masyvo nuskaitė po vieną reikšmę.
ir tas reikšmes išspausdino šis sakinys, o į sąrašą jas patalpino šie elementai ir sunumeravo. Nepamirškite, kad PHP interpretatorius vykdo kodą nuo šios komandos iki šios. Nuo šios komandos iki šios. Ir tai nereiškia, kad faile, PHP faile, ši komanda ir ši komanda gali būti panaudotos tik vieną vienintelį kartą. Jos gali būti, kad ir 100, 1000 kartų panaudotos. Visur, kur PHP interpretatorius aptiks šias komandas, visur atliks savo darbą. PHP kodą galima skaidyti, taip kaip aš padariau dabar. Atskyriau PHP nuo HTML. Ir tai nieko baisaus, svarbiausia teisingai užrašyti atskiras dalis. Ir nereikia baimintis, kad PHP nesupras. PHP viską supras. Aptiks komandas, štai tokias, ir padarys savo darbą. Na, o dabar akimirkai grįžkime prie ciklo while. Ciklas while, kaip ir ifas, kaip ir switchas, turi alternatyvią sintaksę. And while. And while. Štai taip. Ciklas for each taip pat turi alternatyvią sintaksę. Sakykim, turim kokį nors nedidelį masyvą. Vienas ir 2 pakaks. Vienas, 2. Puiku. For each alternatyvi sintaksė yra tokia. And for each.
Tik dėja ciklas do while neturi alternatyvios sintaksės. Ciklas do while išspausdino 6, reiškia A reikšmė buvo 5. Ar supratot kodėl? Ciklo while metu A reikšmė padidėjo iki 5 ir ta reikšmė liko. Kai do while paėmė tą patį kintamąjį A, jo reikšmė buvo jau ne 1, o 5. Šis ciklas alternatyvios sintaksės neturi. Paskaita baigta. Iki.